Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis, mano vardas yra Inga. Šiandien yra 2025 m. sausio 1 diena. Aš jūs sveikinu su atėjusiais naujaisiais metais. Palinkėjimus pasakysiu video pabaigoje. O dabar norėčiau pasirodyti, kągi veiksiu. Tai dabar ir matot prieš save mano šios nakties pradėtuką, pradėjau jį jau po 12. Tai yra mano vienas iš 2 naujametinių startų. Siuvinėju firmos Nimiu rinkinį Le Crêpe, bet siuvinėju pagal schemą rastą internete, kadangi rinkinio niekur neradau nusipirkti, o šitą siuvinį norėsiu panaudoti savo draugės gimtadienio dovanai. Mano draugė labai mėgsta ir labai dėvi prijuostes, todėl norėčiau jai padovanoti prijuostę, bet norėčiau ją papuošti savo siuvinėtu darbeliu. Išsiuvinėjau iš tikrųjų nedaug, čia yra 128 kryžiukai, bet startas yra siuvinėjant 32 kaunto gelsvos spalvos lino. Tai tiek apie šitą darbą. Ir dar vienas mano naujametinis startas, kuris bus pradėtas šiandien. Kaip matot, tuščias audinys. Ir tai bus Dimensions kojinė. Bus štai toks rinkinys. Checking his list stocking. Galiu parodyti, kokie tai bus siūlai. Tai štai, va, tiek siūliukų. Jau susipyniau juos į kasas. Ir aš einu pradėti. Iki kitų susitikimų šitame video. Sveikinusi su jumis sausio 7 dieną ir norėčiau pasirodyti, kągi veikiau šias dienas nuo sausio 1. Ir matote mano sausio 1 dienos pradėtuką Dimensions paprastos serijos rinkinį Checking his list stocking. Aną kartą apie šitą rinkinį negalėjau nieko daugiau papasakoti, nes viskas gavosi labai ekspromtu. Tai pabandysiu papasakoti šiandien. Šitą rinkinį siuvinėju ant baltos spalvos 14 kaunto eidos, kuri buvo rinkinyje. Jame yra 29 spalvos ir keletas blendų. Viskas siuvinėjama, kryžiukai siuvinėjami 2 gijom. Pusinukų yra įvairiai. Ir 2, ir 3, ir 4, ir man atrodo net ir 5 gijom. Iš viso šitame rinkinyje yra 16 771 kryžiukas, o šiuo metu išsiuvinėta yra 3106, tai yra 18,5% darbo ir liko 13 665 kryžiukai. Šitą darbą pridėjau į projektą kryžiukų namuose kryželis po kryželio. Tai bent kažkiek per kiekvieną mėnesį jis turės pajudėti. Tai tiek apie šitą darbą. Kitas mano naujųjų metų pradėtukas, naujųjų metų nakties pradėtukas, tai yra pagal Nimiu rinkinį pancake siuvinėjama štai šis siužetas. Siuvinėju pagal internete rastą schemą, kadangi rinkinio nepavyko nusipirkti. Šiuo metu yra išsiuvinėta 951 kryžiukas. Kažkodėl
sunkokai einasi šitas man darbas. Gal todėl, kad paėmiau gelsvos spalvos liną ir kai kurie atspalviai labai panašus su audinio spalva, bet kadangi bus backstitch'as, tai manau, kad viskas su siužetu bus gerai. Šiuo metu yra išsiuvinėta truputį daugiau negu 18% darbo. Iš viso šitame darbe yra 5206 kryželiai ir liko 4255 kryželiai. Tęsiu jį ir toliau. Dar vienas mano vakar dienos pradėtas darbas. Labai kažkaip užsimaniau pasiuvinėti Milk ir pasiėmiau rinkinį Snowman Pile. Štai tokį. Turiu viršelį. Išsiuvinėjau visai nedaug, 123 kryžiukus. Iš viso yra dabar truputį daugiau negu 2% darbo išsiuvinėta. Viso jame yra 5452 kryželiai, liko 5329 ir pasiuvinėjau ant balto popieriaus baltų siūlų. Tai malonumas taip sau kol kas, bet manau, kad kai prisidės visos kitos ryškios spalvos, tai turėtų būti labai gražus. Užsiuvinėjimas tarp kitko yra pilnai. Fonas viso šito žydros spalvos, va čia va viskas apačioje, viskas siuvinėjasi. Kaip bebūtų keista, bet šitame darbe yra daugiau kryželių pagal sagą negu pancakes nimių. Na ir šiek tiek pirkinių, kadangi mano giminės ir artimieji sudovanojo man pinigėlių, tai apsipirkau rankdarbių parduotuvėje. Tai nusipirkau štai tokį tamsiai pilkos spalvos liną 32 kaunto. Ant jos siuvinėsiu vienas iš savo šių metų projektų. Ir nusipirkau štai tokį baltos spalvos Eva 28 kaunto, labai didelį gabalą, nes norėčiau pradėti Chatelaine Mandala Butterfly Lace ir trūko tik tai audinio ir DMC siūlų, tai juos taip pat įsigijau rankdarbiuose, štai 2 maišeliai siūlų. Ir tai jau yra viskas, ko man reikės šitam projektui. Visą kitą aš jau turiu nusipirkus anksčiau, šilkus, karoliukus ir visus kitus reikalingus siūlus. Ką dar įsigijau prie to paties? Tai įsigijau štai tokį Milk rinkinį. Snow Globe. Kol kas žieminė tema manęs dar nepaleidžia. Štai tokius 2 porinius Dimensions Petit. Tai Toy Shop ir Coffee Shop. Ir štai tokį dar Dimensions Dreaming of Tuscany. Tai jį irgi ruošiuosi siuvinėti, nežinau tik tai kada, kadangi norų daug, laiko mažai, vienu žodžiu. Ir buvo įdėta dovanų prie mano pirkinuko, štai toks rinkinukas iš Wonderland Crafts. Tai jį irgi, manau, artimiausiu metu pradėsiu, pasiilgau šito gamintojo rinkinių. Jau seniai viską, ką turėjau, užsiuvinėjau, tai bus proga prisiminti šitą malonumą. Tai tiek šiandieną, iki kitų įsijungimų. Šiandien yra sausio 27 diena, prieš tai matėme sausio 7 dieną, tai norėčiau pasirodyti, kągi nuveikiau per šitas 20 dienų. Visas tas 20 dienų kažką tai siuvinėjau, kažkurią dieną daugiau, kažkurią dieną mažiau. Tai ir pradėkim. Dabar parodysiu vieną iš 2 mano pabaigtukų šitą mėnesį, tai yra Milk rinkinys Snowman Pile. Šitame rinkinyje
buvo įdėtas baltos spalvos perforuotas popierius, ant kurio ir siuvinėjau. Yra 15 DMC spalvų siūlų ir 10 spalvų Milheil karoliukų. Taip pat štai tokia graži žvaigždutė sagutė. Čia dar iš senesnių, nes jinai yra keramikinė. Siuvinėjasi pilnai visas plotas ir fonas tame tarpe. Tai darbelio buvo, jame yra 5452 kryželiai ir praėjusį kartą jums rodžiau, buvo padėta tik tai keletas kryželių, grinai tik tai pati pradžia. Tai štai dabar pabaigtas darbelis, labai smagiai siuvinėjasi. Gražų efektą sukūrė karoliukai, nežinau kaip parodyti, kad matytųsi. Tai štai tokia linksma kaugė besmegenių, linksmų besišypsančių, sningant sniegui, kurio pas mus dėja nėra. Kitas nedidelis pabaigtukas. Tai yra mano metų projektas, siuvinėsiu štai tokį Janson Design schemų rinkinį. Čia yra sausio mėnesio schema, taip ir vadinasi January. Tai šitame darbelį iš viso yra 778 kryželiai, čia įskaitant ir backstitchą. Siuvinėjau ant tokios grafito spalvos lino 32 kaunto. Iš viso šitame darbe yra, sakiau, 778 kryžiukai ir 6 spalvos. Tai šiaip labai smagiai siuvinėjasi, tik tai vienintelis sudėtingumas tamsus audinys, bet prie gero apšvietimo visai neblogai gaunasi. Tai štai toks. Dar net nuo lankelio nenuimtas. Ir kitas iš tos pačios serijos siuvinys, tai bus didelis, bet čia jau pridėsiu nuotrauką, kaip tai atrodys. Tai padėta tik tai 66 kryželiai, nes įsidėjau lankelį, buvo pažymėtas centras pinu, tai kad nepamesti, kurgi tas centras, padėjau 66 kryželius ir atidėjau. Bet būtinai pratęsiu toliau, nežinau ar šį mėnesį ar jau kitą. Tai šitas bus siuvinėjamas, nežinau, kol bus pabaigtas, ar per visus metus, ar kažkada atsisėsiu, paimsiu ir pabaigsiu. Jame bus 5380 kryželių ir 11 spalvų. Šiuo metu tie 66 kryželiai tai yra 1,22% darbo. Tai dar liko jame 5314 kryželių. Ką dar siuvinėjau šitą mėnesį? Tai burtuose man iškrito Lietuvos vėliavos kvakeris. Čia yra Vivian Powers autorinė schema. Tai ką pasiuvinėjau, tai štai va šitoj vietoj žalia spalva, žalius kryželius. Išsiuvinėta jame 1423 kryželiai šitą mėnesį, kadangi iškrito burtuose, reikėjo išsiuvinėti 1400. Šiuo metu yra 23 su trupučiu procento darbo, iš viso šitame kvakeryje yra 45 577 kryželiai ir liko 35 034 kryželiai. Tai šiek tiek perkeliau rėmelę. Na ir siuvinėsiu dar čia žaliai kiek tilps ir geltonai kiek tilps ir tada kelsiu žemyn, nes apačioj tenai raudoni kryželiai baigėsi štai šitoje vietoje. Čia vat ir mano rūšiuoklė su siūlais. Tai daugiausiai ir išsiuvinėta žalia spalva, nes susikarpiau visų 3 spalvų siūliukus ir susikabinau ant rūšiuoklės, tai va, kiek liko. Ilgesnių siūlų nenoriu karpyti, buvau susikarpius ilgesniais, bet
labai nušiūra siūlas ir pradeda trūkinėti. Nusprendžiau, kad geriau dažniau užtvirtinsiu, bet netrūkinės man siūlas ir nenudils besiuvinėjant. Siuvinėjant 35 kanto baltos spalvos lino. Kitas mano pasiuvinėtas darbas, kurį pasiuvinėjau nuo praėjusio karto tik tai vakar, tai yra nimių rinkinys blynai, siuvinėjant ant gelsvos spalvos 32 kanto lino. Schema rasta internete, kadangi niekur nepavyko nusipirkti rinkinio, o norėsiu šitą darbelį užsiūti ant prijuostės ir padovanoti savo draugiai gimtadienio proga, kuris bus gegužės pabaigoje. Tai išsiuvinėjau per vakar 1378 kryželius, dabar šiuo metu yra 44,5% darbo, iš viso yra 5206 kryželiai, liko 2883. Tai jeigu sektųsi taip kaip vakar, tai praktiškai 2-3 vakarai ir būtų baigta. Šiame darbelėje yra 21 spalva ir biseris su karoliukais. Tai tęsiu toliau. Dar vienas mano pradėtas ir šiek tiek pajudintas darbas. Tai yra pana rinkinys, meduolinis namukas. Siuvinėjimas ant plastikinės permatomos kanvos. Viską siuvinėju, kaip buvo įdėta rinkinyje. Tai čia toks bus 3D meduolio namukas. Siuvinėju sienas, tai vieną jau užsiuvinėjau, kitą pradėjau ir beveik pabaigiau, nedaug liko. Jame yra iš viso 13 740 kryželių. Nors kai bus pabaigtas, atrodys, kas čia yra mažiukas darbelis, bet va, pasirodo visai netiek ir mažai. Šiuo metu jame yra išsiuvinėta 3347 kryželiai, kas yra truputį daugiau negu 24% darbo. Yra 11 spalvų siūlai ir 2 spalvų biseris. Tai šitoj sienoj biseris nesiuvinėtas, ši irgi biseris prisiuvinėsiu jau pačioj pabaigoje, kai bus išsiuvinėta viskas. Tai vienu kartu atsisėsiu ir visur prisiūsiu biserį. Tai štai toks darbelis, labai smagus, labai bijojau pradėti, kadangi niekur neradau, kad būtų parodyta schema, kaip išdėstyti šitas sienas, kad viskas tilptų ir užtektų kanvos, o paskui pagalvojau, kogi aš bijau, ašgi turiu atsargų permatomos plastikinės kanvos, tai jeigu pritrūks rinkinyje, taigi galėsiu paimti iš savo sandėliuko. Ir tada baimės visos baigėsi ir pradėjau. Tai tęsiu irgi toliau. Ką dar pajudinau? Dar pajudinau Dimensions rinkinį Checking His List Stocking. Tai šitas rinkinys siuvinėjamas ant 14 kanto baltos spalvos aidos buvusios rinkinyje. Jame iš viso yra 29 spalvos. Nuo paskutinio karto išsiuvinėjau 2169 kryželius ir šiuo metu tai yra 31,5% darbo. Tai pridėjau štai šitoj srity. Maišą pabaigiau, čia šiek tiek pamėčiau kryželių, beveik išsiuvinėjau zuikius. Iš viso šitame darbe yra 16 771 kryželis ir liko 11 496 kryželiai. Labai smagiai einasi, čia praktiškai mano mėnesio pradžios pagrindė judintas darbas, po to prasidėjo tai besmegeniai, tai merėška, tai reikia burtus pasiuvinėti ir šiek tiek atidėjau šitą darbą, bet kol siuvinėjau pirmas kokias 10 dienų, tai buvo labai smagus darbas, iš tikrųjų labai smagiai ėjosi. Tai tiek apie jį.
Dar vienas pajudintas darbas, kurį judinu kas mėnesį, įdėsiu nuotrauką, kaip jis atrodė prieš jį paimant, kadangi nerodžiau pasimdama. Tai yra Mereška Seaside Hideaway, tai siuvinėjau štai čia medžiuose visur. Dabar siuvinėjau, pasiėmu vieną spalvą ir siuvinėjau tol, kol jinai visiškai baigėsi visam darbe. Tai pasiuvinėjau porą dienų, išsiuvinėjau 2587 kryželius. Šiuo metu yra 70 beveik 4% darbo. Jame yra 40 spalvų ir blendai iš jų. Iš viso yra 46 092 kryželiai ir liko 12 074 kryželiai. Tai jeigu šitą mėnesį nepajudinsiu, tai tikrai judinsiu kitą, kadangi noriu pabaigti jį vėliausiai rudenį. Tai tiek apie jį. Na ir dar vienas mano pajudintas darbelis, judinamas jau labai ilgai, daug apie jį kalbėta, tai yra mano firmos Vdachnovienie rinkinys. Štai toks drugelis. Jį pasiuvinėjau tik tai šiek tiek vakar. Tai va šitoj vietoj pasiuvinėjau sparną, tai pabaigiau antrą viršutinį sparną ir liko apatinis sparnas. Išsiuvinėjau vakar jame 178 kryželius, labai painiojosi siūlas, tai sunkiai sekėsi iš tikrųjų, bet labai man jisai gražus, kad kažkada vis tiek bus pabaigtas, anksčiau ar vėliau. Tai štai tiek. Ir kaip bebūtų keista, šį kartą pirkinukų nebus. Yra nupirktas vienas rinkinys, bet jis dar plaukia. Plaukia iš toli, iš Amerikos, retas rinkinys, kurį sunku nusipirkti. Kai ateis, parodysiu. Ieškojau jo sąmoningai, turėjau jau net ir schemą susiradus internete, bet norėjau originalaus rinkinio. Jeigu yra galimybė, stengiuosi siuvinėti originalius rinkinius, bet tas rinkinys, kiek suprantu, nebegaminamas ir jį sunku gauti. Tai va tiek. Na, o dabar iki kito įsijungimo, kuris bus už keletą dienų, kadangi baigsis sausio mėnuo ir apžvelgsim, kągi aš nuveiksiu dar per šitas likusias dienas ir apžvelgsim, kągi nuveikiau per mėnesį. Tiek šiam kartui, iki kito įsijungimo. Ten yra 2025 metų vasario 3 diena ir aš norėčiau apžvelgti, kągi man pavyko nuveikti per sausį. Tai prieš save ir matote Mereškos rinkinį Seaside Hideaway. Šitame rinkinyje per sausio mėnesį man pavyko išsiuvinėti 2587 kryželius. Šiuo metu yra 70 beveik 4% darbo išsiuvinėto ir siuvinėjau štai šičia medžiuose. Šiuo metu šitame darbe siuvinėjau pasiimdama kažkokią tai spalvą ir visiškai ją pabaigdama visame darbe. Tai šitame darbe iš viso yra 46 092 kryželiai ir man liko išsiuvinėti 12 074 kryželiai. Tai vasarį būtinai imsiu šitą darbą ir judinsiu toliau, kadangi šiais metais šitas darbas būtinai turi būti pabaigtas. Kitas sausio mėnesį pradėtas ir siuvinėtas darbas. Čia yra mano sausio 1 dienos pradėtukas. Tai yra Dimensions rinkinys Checking His List Stocking. Kalėdinė kojinė. Tai viską, ką matote, išsiuvinėjau šitą mėnesį. Iš viso išsiuvinėjau 5275 kryžiukus, kas yra 31,5% darbo. Iš viso šitame darbe yra 16 771 kryželis ir liko 11 496.
Darbe yra 29 spalvos, siuvinėjama ant 14 kanto baltos spalvos aidos. Labai smagiai einasi, su šitu darbu dalyvausiu Facebook grupėje Kryžiukų namai, projekte Kryželis po kryželio, tai reikia artimiausiam dienom įdėti atsiskaitimą ir vasarį tęsime toliau. Dar vienas mano pradėtas ir beveik pabaigtas darbas, tai yra štai toks. Turėtų būti nimių rinkinys, bet schemą radau internete ir siuvinėjau internete rastą schemą, kadangi niekur nepavyko nusipirkti rinkinio. Tai siuvinėjau ant 32 kanto gelsvos spalvos lino. Jame pabaigta viskas, trūksta tik tai keleto karoliukų. Štai čia, ant kepurės, ant uodegos, moters aprangoje, bet reikia nusipirkti karoliukus, kadangi ten eina ne tik biseris, bet ir didesni karoliukai, o didesnių karoliukų neturiu, tai reikia apsilankyti parduotuvėje. Tai išsiuvinėta šitame darbe 5197 kryžiukai ir iš viso naudojama 21 spalva. Pradžioj pradėjau nuo štai šito žiurkės, kuri dar be akių, nes ten irgi siuvami karoliukai. Tai gana sunkiai siuvinėjasi, kadangi siūlų spalva ir audinio spalva daug kur labai buvo panašus, bet kai išsisiuvinėjo, viskas čia yra gerai. Šitą darbą planuoju užsiūti ant prijuostės, kurią žadu padovanoti savo draugiai. Dar vienas pradėtas sausį darbas, tai yra pana rinkinys meduolinis namelis. Tai turiu išsiuvinėjus 2 sienas ir pradėjusi stogą. Trūksta tik tai prisiūtų karoliukų, bet karoliukų siūsiu pačioj pabaigoj. Tai per sausį išsiuvinėjau 5879 kryžiukus ir tai yra 43% viso darbo. Iš viso šitam namelyje yra 13 740 kryžiukų ir liko 7 860 kryžiukų. Pabaigus siuvinėti visas detalės, jas reikės iškirpti ir susiūti ir gausis 3D toks meduolinis namelis. Tai labai smagiai siuvinėjasi ir labai smagiai einasi ir einasi labai greitai. Tai labai tikiuosi, kad mano mūza nepabėgs ir aš jį vis dėlto paimsiu ir tęsiu. Tai tiek. Pagaliau pabaigtas mano darbas, pradėtas pernai, tai yra štai toks firmos Vdachnovenija drugelis. Tai buvo likę šiek tiek šito sparno ir šitas sparnas, tai pabaigiau jį, iš viso išsiuvinėjau arti 600 karoliukų. Tiksliai paskaičiuoti negaliu, nes siuvinėjau iš popierinės schemos, kadangi nėra kaip padaryti perrinkimą. Bet pagaliau jisai baigtas. Tai yra paskutinis mano šiuo metu turimas šios firmos drugelis, bet ateityje planuoju įsigyti daugiau, kadangi man jie labai gražus. Dar vienas pabaigtas darbas, tai yra štai toks Mill Hill rinkinys, Snowman Pile. Siuvinėtas ant rinkinyje buvusio baltos spalvos perforuoto popieriaus. Siuvinėjasi visas pilnai fonas, labai daug siūvasi karoliukų ir štai tokia keramikinė žvaigždutė. Labai smagus darbas, labai smagiai ėjosi, jame yra iš viso 5452 kryželiai, atrodo nedidelis darbelis, bet yra reikalų.
Tai tiek apie šitą darbą. Dar vienas pradėtas ir pabaigtas nedidelis darbelis yra mano metinis projektas, kai kas mėnesį siuvinėsiu po vieną nedidelį darbelį. Tai yra štai toks darbelis, sausis, taip ir vadinasi. Iš šitų pabaigtų darbelių kažkada tai darysiu kalendorių ateityje. Tai sausis padarytas, siuvinėjau ant tamsiai pilkos spalvos 32 kaunto lino. Šitame darbe iš viso yra 6 spalvos ir 778 kryželiai. Ir jam į porą yra didesnis darbelis, kurio padaryta tik 66 kryželiai, kadangi dėjau į lankelį ir buvau pasižymėjusi pinų vidurį, tai kad nepamesti, kur yra vidurys, išsiuvinėjau tik 66 kryželius. Tai aš vadinu į moments. Irgi siuvinėjamas ant tokios pačios spalvos 32 kaunto lino. Šitame siuvinyje bus iš viso 11 spalvų. Viso bus 5380 kryželių, liko 5314. Šiuo metu yra 1,22 procentai darbo ir tęsiu jį toliau. Šitą darbą turiu išsiuvinėti per metus, kol išsiuvinėsiu visus kitus mėnesius. Tai turėsiu gražaus laiko jam. Ir vasarį imsiu vasario mėnesio motyvą. Dar vienas darbas, kurį pajudinau per sausį, tai yra Lietuvos vėliavos kvakeris. Pasiuvinėjau štai va čia žaliais atspalviais, žaliu atspalviu, siuvinėjau ant 35 kaunto lino. Šitas darbas man iškrito burtuose, tai reikėjo išsiuvinėti 1400 kryželių, išsiuvinėjau 1423. Viso šitam darbe yra 45 577 kryželiai, liko 35 034 kryželiai. Ir šiuo metu yra 23 procentai darbo. Tai tiek mano reikalų sausį. Linkiu jums lygių kryželių, kad mūza nepabėgtų ir susitikimo kitais kartais.